Sveikinu su pasaulinė fermos gyvūno diena. Ta proga aprašyme palikau nuorodą į dokumentinį filmą, kuriame turėsite progą pamatyti, kaip skirtingose pasaulio valstybėse fermose gyvena gyvūnai. Nagi, pažiūrėkime kelias ištraukas. Kai kurie fermos gyvūnai gyvena tiesiog svajonių gyvenimą ir juo džiaugiasi. Tačiau kai kuriems gyvūnams netaip pasisekė. Tikriausiai visi esame pravažiavę pro tokį sunkvežimį ir galime nujausti, kas jo viduje ir kur jis važiuoja. Štai taip iš ožkų pramonėje yra imamas pienas. O čia įrodymas tiems, kurie sako, kad aš valgau tik baltą mėsą, nes vištų man negaila.